man atrodo dabar, aš gal nuo plačiau pradėsiu, yra gan daug pasaulyje problema su vyriškais tais role models, žinai. Kad jauni vyrai augantis, tipo, neturi, į ką žiūrėti. Todėl jie atsisuka į kaip autoritetą, tipo, todėl jie atsisuka ten kokį Andrew Tate'ą, kur tiesiog, brain fucking dead žmogus ir panašiai ten. Arba ten visokius kitokius, ten kiti rajono kunigus ar dar ten blogiau. Žodžiu, į tokius visokius žmonės. Ir jo, yra problema, tipo, nes tai yra, nei kažkokie moralūs žmonės, ar nei vyrai, didžiaja žodžio prasme, whatever. Tada turim Černiauską, kuris techniškai buvo žurnalistas, ir padarė šitą klaidą, jis ją pripažino, už ją sumokėjo, prarado savo tą titulą, tą apdovanojimą. Ir ką jis tada darė? Ar pabėgo į Rusiją? Kaip kokie būna žmonės, kurie pabėga? Ne. Ar jis kaltino Matricą, kad su juo susidorojo? Ne. Ką padarė tas žmogus? Jisai sako, žinot ką? Aš padariau klaidą, bet čia nesu aš ir aš darbui įrodysiu, kas aš esu. Ir jis tada, nežinau kiek, 10 metų, whatever, dirba darbą. Dabar turi savo redakciją, tą, žurnalistikos tą sieną, daro tyrimus, kurie, sugriauna koalicijas, į Lietuvos biudžetą grąžina ir pinigų, randa, kurie sankcijas apeidinėja, Palucko, kokia situacija. Jis darbais parodo, kad jis yra žurnalistas ir turi neįtikėtiną stiprumą charakterio. Dabar, aš nežinau, pagal ką jauni žmonės turėtų modeliuoti savo gal pasaulėžiūrą, kuriem reikia, ar vertybės. Černiauskas yra geras pavyzdys tam. Žmogus nebėgo padaręs klaidą. Tai ne tai, kad kažkoks tobulas žmogus, žinai, ne, jis padarė klaidą, bet jis tada ją pripažįsta ir 10 metų dirba, aš nežinau ar 10 metų, bet daug metų dirba, kad ją ištaisytų ir atstatytų savo reputaciją ir jis padaro tiek naudos Lietuvai, kiek ten pusę politikų nepadaro per savo kadencijas. Ir mes turime tokį žmogų. Tada, aišku, Celfanas ateina, jis padarė klaidą, duchas, ir tipo už tai duchina maždaug, bet tai parodo jau tavo vertybių kompasą. Nes aš nežinau, kaip galima šiuo metu žiūrėti Černiauską ir turėti prieš jį blogų žodžių. Aš nežinau. Ten turėtų būti pavyzdys ir vyriškumo, ir žurnalistikos, ir principų. Tik tiek aš pasakysiu, gerai.